Sveiki visi! Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą, kuriame nušviečiame svarbias sveikatos temas. Šiandien griauname vieną iš didžiausių mitų apie atsigavimą po insulto, kad jis vyksta tik pirmuosius kelis mėnesius po insulto. Daugelis mano, kad tai lenktynė su laiku, tačiau tiesa ta, kad sveikimas gali tęstis metų metus. Šiame vaizdo įraše siekiama suteikti vilties ir nušviesti tikrąją sveikimo po insulto kelionę. Pirmiausia, taip, pirmieji mėnesiai yra labai svarbus. Būtent tada dažnai pastebime didžiausius pokyčius. Smegenys pradeda gyti, o daug reabilituojantys žmonės gali greitai padaryti pažangą. Šį ankstyvą postumį lemia vadinamasis neuroplastiškumas, kuris iš esmės yra supergalė smegenims prisitaikyti ir formuoti naujas jungtis. Tačiau štai kas svarbiausia, neuroplastiškumas nesibaigia tik po kelių mėnesių. Jis tęsiasi, o tai reiškia, kad išgyvenusieji insultą, taikant tinkamą terapiją ir veiklą, gali ir toliau tobulėti laikui bėgant. Tai ne tik pirmosios dienos, atsigavimas yra ilgalaikis žaidimas, kas padeda ilgalaikėje perspektyvoje. Keletas svarbiausių dalykų – nuolatinė reabilitacija, pavyzdžiui, fizinė, logopedinė ir ergoterapija, sveiko gyvenimo būdo pasirinkimai, pozityvumas ir motyvacija, bei geras palaikymo tinklas. Tai įrodo tikros insultą išgyvenusių žmonių istorijos. Daugelis žmonių pasakoja, kaip jie padarė neįtikėtiną pažangą, grįžo į darbą, užsiima naujais pomėgiais ir gyvena visavertį gyvenimą praėjus daugeliui metų po insulto. Šios istorijos tai stiprus priminimas, kad visada galima daryti pažangą. Taigi galvokime apie atsigavimą po insulto ne kaip apie trumpą sprintą, o kaip apie maratoną. Tai kelionė, reikalaujanti kantrybės, sunkaus darbo ir daug paramos. Ankstyvasis sveikimo etapas yra tik pradžia. Toliau stengdamiesi ir skatinami, insultą išgyvenę asmenys gali toliau žengti pirmyn ir savo tempu siekti užsibrėžtų tikslų. Atminkite, kad insulto įveikimo maratone kiekvienas žingsnis į priekį yra pergalė. Jūsų sveikata yra jūsų turtas, o veiksmai dabar yra jūsų pergalė prieš ateities apgailestavimus. Ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite pamėgti, dalytis ir prenumeruoti, kad gautumėte daugiau sveikatos patarimų ir tiesų. Iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.